Sveiki, mano vardas yra Adamas ir man yra 12 metų. Šiandien aš investuosiu savo vaiko pinigus ir dividendus. Šiandien aš pirksiu AGNC akciją. Tai yra šiek tiek rizikinga akcija, bet daug duoda pelno. Tai, kaip matote, aš turiu 6 akcijas. Kai aš buvau mažas, mano tėvai už mane investavo. Mano tėtis tas investavo savo portfelyje. Tai aš iš viso turiu 55 AGNC akcijas. Bet aš padarysiu apie tai video, kaip aš jas persikeliu, bet tai jau bus kitas video. Tai aš jums pasakysiu, kas yra AGNC ir ką daro AGNC. Tai AGNC uždirba pinigus iš namų paskolų. O žmonės, kai ima paskolas pirkti namams, iš tų palūkanų AGNC uždirba pinigus. O tą dalį tų pinigų jie padalina žmonėms, kurie yra nusipirkęs tas akcijas. Tai yra vadinama dividendais. Pasakysiu trumpai ir aiškiai, kas yra dividendai. Tai yra pinigai, kurios kompanija išmoka kas mėnesį ar kas 3 mėnesius. Tai priklauso nuo akcijos. Tai aš jums parodysiu tokį kalkuliatorių. Jis suskaičiuoja, tarkim, tu turi tiek už akciją ir kas atsitiktų, jeigu tu tarkim, $100 mokėtum kiekvieną mėnesį per 10 metų. Tai dabar turim šitos visus skaičius jau suvestus. Tai aš po 10 metų turėčiau $23 415 sukauptų pinigų. Tai yra gan daug. Tai mažiau kalbų, daugiau darbų. Tai nueiname į prekybą. Įsivedam AGNC. Oi, pamiršau. Mes vėl turėsim persikeisti eurus į dolerius. Tai euras visą laiką turi būti viršui. USD paspaudėm max, parduoti 120 eurų ir nusipirkti USD. Va, nusipirkau. Tai dabar galim sugrįžti atgal į portfelį. Parefreshinam. Va, dabar aš turiu $213. Tai nueiname į prekybą. Įsivedam AGNC. AGNC US. Tai paspaudžiam max. Gausis 20. Kainuos $206. Pateikite pirkimo nurodymą. Patvirtinkite pirkimą. Ir va, nusipirkau. Tai dabar aš turiu toj parefreshinam. Va, dabar aš turiu $7,29 USD ir minus 1,48 eurų minuse ir turiu 26 AGNC akcijas. Tai jeigu jums patiko šis video, spauskite like ir subscribe ir sekite mano investavimo kelionę toliau. Viso!